Taigi, sveiki visi. Šiandien, tiksliau vakar buvo 2026 gegužės 5 dieną. Turėjom treidą Nasdaq į mini futures. Aš kaip visada treidinu mikrokontraktus. Žodžiu, trumpai tariant, padarysim greitą traderio kepą, nes vakar tiesiog neradau laiko. Taip gal vardinkim, nufilmuoti šitą video, tokį ne laivą padaryti, neplanuoju. Žodžiu, iš karto įsijunkim vidumą, savo levelį. Vakar mes turėjom Seek and Destroy. Šiandien, šią savaitę mes turim aplamai. Visą savaitę yra skaitoma NFP savaitė. Per NFP savaitę realiai penktadienis, trečiadienis yra netreidinamas dienas, nes labai yra sunku tiesiog tą treidą pagauti, žiūrus čopus, žiūrus volatility. Žodžiu, visokias nesąmonės. Tai va, užvakar čia, buvo ar vakar. Tai vakar, per šitas visas naujienas, matot, buvo bullish naujiena, buvo bearish, šiek tiek naujiena dolerį, bet vis tiek galų gale marketas main judesys buvo į apačią. Man vakar per šitą visą čopą iškrito Azijos low, Azijos high, Londono sesija, iš pat supratau, kad Seek and Destroy vyksta. Atidarė marketą 8:30, kaip tik pamačiau, kad mes išėmėm Londono high. Mano planas iš kad buvo pašvartinti šiek tiek. Tai aišku, pavyko padaryti didelių kažkokių tai pasiekimų nenorėjau pasiekti, tiesiog čia pamačiau equal lows yra likvidumo levelis, kur marketas visada drovina likvidumas, jisai taip padarė shift in market structure. Pirmą fair value gapą, jis reagavo. Čia aš pradėjau setupą ieškoti ir kai tik mes grįžom atgal šitą minutės order bloką, čia ant 5 minučių berods yra didesnis šiek tiek order blokas, 5-15. Grįžom čia, kai ignorinam šitą fair value gapą, aš per didelį dėmesį nekreipiu, nes čia buvo discountas šitoje vietoje virš to fair value gapą, tai realiai šitą visą ignorinam, jamam tik tai, kas yra discount. Tai discount idėjai pasiėmėm, order bloką treidino, dar norėjau lauko grįžti šitą pirmą fair value gapą, jau nuo čia net švartint norėjau ir čia stop lossą tiesiog dėti. Bet pagalvoju, kad ką man tokią riziką prisimti, aš galiu nuo čia pašvartinti ir būti garantuotas, kad mano pozicija bus apsaugota. Tai žodžiu, iki čia pašvartinau, susirinko 80 taškų, iš 80 taškų pakėliau apie 605 eurus, dolerius tiksliau. Tiesa kaina, kai nusileido, čia mano tai profitas buvo išjungtas ir aš šitą tik profitą nusėmiau tik tam vipui pradedant kilti ir neberizikavau. Galėjau dar rizikuoti, palaukau, man dar kartą varys per tą kainą, bet tiesiog kai tokia savaitė, tokias sąlygos, negali rizikuoti, tai pasiimti, kad tą marketą duoda ir išeina. Tai žodžiu, turbūt tik tiek galiu apie šitą treidą papasakoti. Viskas buvo dinamiškai, labai greitai, realiai kiek šitas treidas truko man paskaičiuokim. Žodžiu, 5 minutės, 600 per 5 minutės. Jeigu būčiau snaipinęs šitą visą entry, būčiau visą šitą judesį apie 100 eurų pasiėmęs be jokio vargo. Tai va, tik tiek, riską visada laikau tą patį, $300, nors jau galėsiu iš tikro tą riską savo pasikelti iki 4-5 net šimtų, bet pasiliksiu čia. Šiandien apsiskaičiavau savo accountą aplamai drawdown levelį, tai žodžiu, mano profitai yra uždirbti 13 580, mano drawdownas yra 3240. Tai taip prilygsta 25,6% kažkur drawdownas idealiai. Visas šitas drawdownas turėtų būti po 20% riba. Arba po 20%, arba profesionalas traderiai siekia 10-15, tai man 20 būtų aukso viduriukas, o 15 būtų, aš jau visiškai atsipalaidavęs skaityčiau tradingų, iš viskį išėjį nebesuka apie nieką. Tai va, ką dar galiu pasakyti, ką dar išsiaiškinu, ką dar apsiskaičiavau. Taip ir nieko. Tiesiog, eilinis treidas, eilinė savaitė. Tai va, susitiksim kitoj serijai.
gerų čartų, gerą